Mes nesame elektrikai, mes energijos nepardavinėjom. Minimum dviejų. Vienas suka lemputę, o kitas rašo ataskaitą. Šita studijų programa ypatinga man tuo, kad jinai sujungia labai daug mokslo sričių. Reikia ir fizikos, reikia ir informatikos, reikia ir šiek tiek matematikos. Kiekvienas gali susirasti savo mėgstamiausią sritį arba gali visų paragauti po truputį. Elektronikos inžinieriai tikrai kuria sprendimus kasdieniams ir nekasdieniams problemams. Praktiškai nuo virtuvės iki pramonės įmonių, kur pažiūrėsi, ten yra elektronikos įrenginiai. Kai studijavau bakalauro studijas, su kursiokais mes suprojektavome, pagaminome apyrankę skirtą dviratininkams kalnų dviračių sporto metu, kai jie susižeidžia, kad būtų būdas pranešti organizatoriams apie nelaimės. Tai čia toks praktinis pritaikymas, kurį pristatinėjome ir parodose. Magistrantūros studijos man ne tik suteikia diplomą, kurį galiu naudoti ateityje, bet ir papildomų gilesnių žinių, kurių manau, kad man prireiks. Aš savo ateitį planuoju sieti su R&D, lietuviškai tyrimais ir eksperimentinė plėtra. Čia yra vienas kelias, kuo gali elektronikos inžinieriai tapti baigę magistrantūros studijas. Kitas dalykas, ateityje galėsiu ir planuoju būti tokio skyriaus vadovu. Tam irgi labai padės magistro diplomas. Tikrai neabejoju, kad pabaigus elektronikos inžineriją tikrai be darbo studentas neliks. Iš mano žinomų magistrantūros studentų visi dirba pagal specialybę ir, nepaslaptis, uždirba pakankamai neblogai.